Tai kaip supratot, mes esam laukose. Aš jums labai ilgai nieko nefilmavau, nes iš tikrųjų labai buvo nemažai pokyčių pas mane, apie kuriuos aš norėčiau iš tikrųjų su jumis pokalbėje prie kavos puodelio paplėpėti. Šiandien bandysiu iš tikrųjų kažkaip tai kuo anksčiau pasiruošti, nors nežinau kaip man pavyks, nes mes iš tikrųjų šiandien miegojom iki 10 valandų ryto. Labai buvo mūsų toks lėtas rytas, kaip ir visada, ir mes net ilgai gulėjom lovoj, gėrėm kavą, ruošėmės. Ir kažkaip gavosi, kad mes tik dabar atvažiavom laukus. Dar prieš tai nuvažiavom į kepyklėlę, nusipirkom ten porą kepinių, nes mes šiandien ruošiamės virti moliūgų sriubą. Tai atitinkamai sezonui būtent tokia rudeninė sriubytė užsimanė užsivirti. Praeitais metais irgi viriau ir tikrai labai gerai pavyko, todėl šiais metais vėl norim. Tai mes vakar iš tikrųjų viską susipirkom, ko mums reikėjo. Tik tai nusipirkom bulvių ir moliūgo, nes bulvės ir moliūgą pirksim čia, ant būtent gatvės krašto, pas mus čia laukose, netoli mūsų namų yra, aš jau mes nufilmavus, man atrodo, praeitais metais rodžiau, tai mes tenais nusipirksim moliūgą ir nusipirksim bulvės. Ir šiandien virsim tą moliūgų sriubą. Beje, vakar aš pirmą kartą dariausi pumpkin spice latte pati su moliūgų piurė. Tai vakar nusipirkom tos moliūgų piurė prekybos centre, visiškai 100% moliūgų piurė. O ateina kažkas tai su šunim. O, biškit dabar kol kas nustosiu su jumis šnekėt. Taip, pasižiūrėkit. Mes jau atvažiavom iki su vietelį nuo praeitų metų. Čia iš tikrųjų, man atrodo, pirmą kartą šitie arbūs, norėjau sakyti, moliūgai atsirado praeitais metais, nes aš čia visą laiką, jau nežinau kiek metų pro čia praeinu ar pravažiuoju ir nebūdavo niekada. Ir dabar jie sugalvoja čia pasakyti iš tikrųjų žiauriai fainai. Ir mums būtent reikia dabar vieno iš šitų moliūgų, nes čia yra būtent tas moliūgas, iš kurio lengviausiai galima išsivirti tą moliūgų sriubą, nes šito moliūgo odos nereikia nulupti. Tai aš nežinau, dabar žiūrėsim kokį gal didesnį. Ist das so gut? Ja, das ist mit. Passt das? Ja. O čia yra va tokie, man atrodo, kad jie šiais metais neturi labai daug, mažų moliūgų neturi. Tai mes imam šitą moliūgėlį. Ir aš nežinau, aš tai labai norėčiau pasižiūrėti, gal kokių mažų moliūgėlių porą pasimti, padekoruoti stalą, kaip ir kiekvienais metais. Bet čia žiūriu, dabar labai nedaug jų yra. Žodžiu, dėsim. Žodžiu, tai va, mes jau išsirinkom moliūgėlius. 10 euros. Nu va, žiūrėkit, mes metam 10 eurų. Ja, wir schmeißen rein. Euro. Apsipirkom už 10 eurų čia. Parodysiu paskui, kai grįšim namo, kokius tiksliai nusipirkom. O dabar padarysiu Instagramui tokį mažą video. Tai štai dabar grįžom namo ir aš nuplovau visus moliūgėlius. Tai šitie bus dekoracijom, va šitie visi mažiukai. Ir iš šito dabar virsiu moliūgų sriubą. Tai iš tikrųjų nežinau, ar jums čia viską rodysiu, nes noriu kuo greičiau užvirti. Ir dar pasiėmėm iš kepyklėlės prie sriubos. Mes norėjom iš tikrųjų speltos duonos, bet nebuvo speltos duonos. Pažiūrėkit, kokį fainą dalykėlių radom. Čia yra pilno grūdo speltos krosantai. Tai vat valgysim kartu su sriuba. Gerai, dabar einu daryti sriubą ir susitiksim. Tai žodžiu, aš taip ir nieko jums neparodžiau, bet aš įmečiau porą tokių trumpų storių Instagramą, kas mes nesekate Instagramą, tai pasekite. Nes sriubytė jau yra padaryta, tai aš porą tiesiog nuotraukų ir video padariau, kaip sriuba atrodo. O dabar beje čia gaminu tokį kaip ir pumpkin spice latte sirupą, būtent skirtą pumpkin spice latte. Tai ką aš įdėjau, pagrindas tai yra būtent moliūgų piurė. Ir štai va šitas sirupas agavų. Ir moliūgų piurė atrodo štai taip. Tai yra 100% moliūgų piurė, tai nieko nėra daugiau jokių priedų pridėta. Tai vandens pusę puodelio ir pridėjau įvairiausių prieskonių. Tai prieskoniai pas mane buvo cinamonas,
imbieras ir šiek tiek muskato. Ir parodysiu aš jums dabar sriubytę, kaip atrodo iš tikrųjų labai labai gražiai. Aš jau kaip sakiau, kaip ir minėjau, įdėjau į Instagramą, kaip tenais viskas atrodė. Tai, žodžiu, kas mane nesakėte, būtinai pasekite. Na štai ir pagaminau. Aišku, čia netrodo kaip sirupas. Gerai, o dabar einu toliau tvarkytis. Mano draugas susiurbliavo šiandien visur grindis ir sofai susiurbliavo, o aš einu įsiplausiu grindis, nusivalysiu stalą ir eisiu maudytis, pasiruošiu ir tada šiek tiek pabandysiu jumis pašnekėti ir pakalbėti apie naujienas. Na ką, sveikučiai visi. Iš tikrųjų jau senokai su jumis sveikinausi iš tos vietos ir aplamai senokai su jumis šnekėjau. Šį kartą pasidariau pumpkin spice latte ir aš jums prieš tai filmavau, kaip aš dariau tą sirupą. Ir iš tikrųjų galiu pasakyti, aš per daug tą sirupą prisipyliau, nes yra žiauriai saldu. Bet skonis yra labai labai panašus ir žodžiu. Šiandien bus vėl pokalbis prie kavos puodelio, nes iš tikrųjų turiu jums nemažai naujienų, kas susijęs su mano darbu ir mokykla. Tai aš jau esu šitą dalyką minėjusi Instagram'e šiek tiek ir Facebook'e, bet YouTube'e dar nesu apie tai kalbėjusi ir norėjau ir su jumis pasidalinti tomis naujienomis. Tai naujienos yra tokios, kad aš pakeičiau savo darbo vietą. Iš tikrųjų, aš jau su jumis esu ne vieną kartą kalbėjusi, kad aš labai noriu pakeisti darbo vietą, nes mane ten labai nervuoja viena darbuotoja ir šiaip tas konceptas pats labai darbo keistas buvo, kad aš neturėjau beveik niekada normalaus darbo plano ir taip toliau. Tai iš tikrųjų po atostogų, kai grįžau po atostogų, aš tikėjausi, kad bus gal šiek tiek geriau ar tiesiog kad aš ištversiu tą visą situaciją ir paskutinius metus tiesiog ramiai atidirbsiu tenais, kur buvau nuo 1 metų. Bet žinokit, paskutinės savaitės prieš pakeičiant savo darbo vietą buvo tikrai labai labai baisios. Mano ta kaip ir mokytoja tiesiog mane išvedė iš kantrybės, aš labai nenoriu apie tai dabar plėstis daug, bet aš tada kažkaip sugalvojau parašyti savo klasiokiai, kurią jau iš tikrųjų esu prieš keletą mėnesių rašysi, kad aš norėčiau pakeisti darbo vietą ir jinai su savo šefė net kalbėjo ir aš nusiunčiau CV, bet paskui aš sakiau ne, gal vis dėlto dar pabandysiu, pabūsiu tenai. Ir šį kartą aš jai vėl parašiau, norėjau paklausti, ar galbūt jiems trūksta darbuotojų ir mane galėtų priimti. Ir žinokit, buvo žiaurus sutapimas iš tikrųjų. Tai žodžiu, labai buvo žiaurus sutapimas, nes aš parašiau savo klasiokiai, dar būdama darbe, ar jiems reikia darbuotojų ir jinai man parašė taip, dabar šiuo metu mums tikrai reikia darbuotojos naujos, nes mūsų viena darbuotoja atsistatydino. Tai žinokit, čia buvo žiaurus sutapimas, nes aš kai jai parašiau dieną prieš neatsistatydino, tai aš kartą atsilaisvino vieta ir aš tą pačią dieną nusiunčiau savo CV jos šefiai, tai daktariai ir 2 dienų ėjau į pokalbį ir paskui po to pokalbio kitą dieną aš dirbau laboratorijoje ir per savo pauzę, nes turėjau 8 valandų laiko pauzės ir tos daktarės dirba labai netoli tos laboratorijos, kurioje aš anksčiau dirbau, tai aš nuėjau per savo pauzę iki jų, pasirašiau kontraktą ir tada pradėjau jau viską reguliuoti su savo senu šefu, jam įsiunčiau visus atsistatydinimus ir viską, man žodžiu, tenais viską tvarkiausi, viską klausinėjau, bet jis buvo atostogose, tai jis man net neatsakė, netrašė į mano elektroninį laišką, netrašė mano žinutės. Žodžiu, bet viskas dabar susitvarkė, viskas gerai, tik tai tiek, kad buvo šiek tiek tokių neiškumų, aš jau pasirašiau aišku tą sutartį ir jie žinojo, kad gali būti, kad aš ateisiu arba už kelių dienų pas juos dirbti, arba už savaitės arba už 4 savaičių, nes iš tikrųjų buvo ir pas mus, kadangi aš laikausi tą specialybę ir iš tikrųjų visur taip yra, kad tu turi 4 savaitės atidirbti, kai tu atsistatydini, tu turi 4 savaitės atidirbti, kad jie galėtų tau turėti laiko surasti naują kažkokią taip darbuotojų. Bet kadangi aš norėjau kuo greičiau pakeisti ir buvo galimybės su specialia tokia sutartimi, galima buvo man iš karto iš vienos dienos į kitą išeiti. Bet kadangi mano šefas man neatsakė ir mano ta mokytoja visiškai mane norėjo padėti,
jinai buvo visiškai prieš mane nusiteikus, labai visiškai nemandagiai su manim elgėsi ir labai buvo supykus, nu žodžiu, visiškai nesuprato, kodėl aš čia išeinu ir taip toliau. Ir, nu žodžiu, kaip ir visada elgėsi vaikiškai ir nenormaliai ir neprofesionaliai, galiu pasakyti net. Ir man net nesuteikė normalios informacijos, nes vieną dieną, kai aš turėjau dirbti viena, paskambino šefas, jisai iš tikrųjų norėjo paskambinti laboratoriją, bet paskambino pas mus į savo tą gydytojo kabinetą netyčia. Ir aš atsiliepiau ir tada aš su juo šiek tiek pašnekėjau ir jis man sako, aš galvau, kad jūs jau nuo 2 rugsėjo esate tenai išėjus ir sakau, ne, aš negalėjau to padaryti, nes jūs man nepatvirtinot, kad aš galiu. Ir tada jis sako man, jums nieko nesakė tą, dabar vardo nesakys, nu žodžiu, pasakęs pavardę, jums jinai nieko nepapasako. Ir aš sakau, ne, jinai nieko man konkretaus nepasakė, tik tai tiek, kad aš galėsiu pakeisti darbo vietą, kai jūs grįžite iš atostogų. Ir čia nėra normalus atsakymas. Tai jisai pasakė, tai gerai, viskas gerai, tada taip ir darom, bla bla. Ir aš sakau, tai gerai, aš tada dar būsiu iki penktadienio, tiksliau iki pirmadienio, kaip ir laboratorijoje ir tada jau galėsiu eiti dirbti tenais ir man patvirtino. Ir taip ir tada buvo. Nu, žodžiu, labai keista situacija buvo. Beje, aš dar sutikau, jau kai pradėjau tenais dirbti, pas tos naujas daktaras, sutikau savo buvusią šefo sūnų. Jisai yra irgi daktaras ir jisai politikas yra, dabar pradėjo politikoje šiek tiek dalyvauti. Nu, ne šiek tiek, jisai yra politikas. Ir jisai šiaip jaunas, yra 28 metų. Ir jisai mane sutiko, mes sutikom jį su mano draugu tokiam prekybos centriuke mieste. Ir jisai mane pamatė, apsikabino, pasisveikino, iškart pradėjo klausinėti, kaip čia man sekas, bla bla. Ir aš sakau, tai jau turbūt sužinojo naujienas, tai sako, jo, klausė manęs, dėl ko aš išėjau, tai aš jam net nesakiau, dėl ko iš tikrųjų, bet pasakau, kad tiesiog man netinka tas konceptas, kad man iš tikrųjų netiko tas konceptas ir aš neturėjau beveik, aš negalėjau savo laiko visiškai planuoti, nes būdavo dažniausiai taip, kad aš noriu eiti namo ir aš jai jau sakau, kad aš noriu eiti namo ir man įkišo į rankas kokio darbo dar, nors prieš tai net nėra man pasakius, kad gerai, mes šiandien gal turim tą ir tą padaryti, turim tą ir tą pabaigti. Ir kadangi aš negaliu pati žinoti, kas yra pabaigta, kas ne, nes daugiau žmonių dirba ant tų dalykų, jinai man turi su manim komunikuoti. Ir visiškai su manim nieko neperkalbėjus, nepakalbėjus, nepranešus. Man tada duodavo visą laiką kažkokių tai darbų ir aš turėdavau valandą ar pusę valandos pasilikti ilgiau. Ir aš niekada nežinodavau, beveik niekada nežinodavau, kada man baigsis darbo diena. Dabar esu visiškai kitoje, pas kitas daktaras, tai yra odos daktaras. Ir aš tenais iš karto per vieną dieną ar per kelias dienas turėjau viską išmokti. Ta prasme, aš tenais tiek daug per kokias 3 dienas dariau, kiek aš pas tą daktarą turbūt. Per pusę metų tik tai padariau, nes iš tikrųjų pas ginekologą ten labai nėra ką daug daryti, bet kadangi tas mano senas šefas operacijas darė, tai aš ir turėjau galimybę operacijose dalyvauti ir turėjau galimybę pas į laboratorijoje dirbti. O čia yra kaip ir vienas kabinetas su 2 daktarėm, iš tikrųjų ten yra 3 daktaras, bet viena iš jų ateina tik tai pusę etato ir mes tikrai 11:30 einam namo, o penktadieniais iki 15 valandos. Kadangi aš ten penktadienį dar nebuvau, dėl to, kad man penktadieniais buvo mokykla visą laiką, bet tikrai dar bus galimybė penktadieniais ten padirbti, todėl kad mes turėsim labai daug penktadienių, kurie atkris, per kuriuos mes neturėsim. Turėsim net 6 penktadienius, kur mums nereikės į mokyklą šiais metais. Ir beje, dėl mano mokyklos, į mokyklą man reikės eiti pusę metų tik taip. Tai įsivaizduokit, kaip iš tikrųjų laikas greit bėga. Ir šiais metais mums nereikės taip ilgai eiti į mokyklą, todėl kad nuo gegužės mėnesio maždaug, kai jau pasibaigs mūsų rašymo tas egzaminas, mums nebereikės eiti į mokyklą. Tai mums tik tai reikės laukti praktikos egzamino ir kalbėjimo egzamino, kuris bus Liepos pabaigoje. Ir viskas, ir mes pabaigsim. Aš labai tikiuosi, kad išlaikysiu tos egzaminus, bet žinokit, labai man yra iš tikrųjų sunku ir aš jaučiuosi tokia sudurnėjus kažkokia tai po atostogų visiškai, nes tikrai ilgai nebuvo mokykloje ir man tikrai šiaip buvo sunku dabar pirmą dieną toj mokykloje kažkaip tai, nors iš tikrųjų įsivažiavau greitai, bet dabar man reikia vėl pradėti mokintis. Tai įsivaizduokit, šiandien aš dar eisiu beje į sporto salę.
Dabar 2 dienas nebuvau, bet šiandien eisiu būtinai, nes aš kitą savaitę turbūt iš vis negalėsiu sportuoti, dėl to, kad spalio 2 dieną mums bus jau pirmas testas, kurį mes rašyti turėsim. Ir spalio 18 antras testas ir tada lapkričio mėnesį kokie 2 testai, man atrodo, gal daugiau. Ir taip tęsis iki pačios pabaigos, tai mes iš tikrųjų turėsim apie 12 testų per pusę metų. Tai aš net neįsivaizduoju, kaip čia ką reikės. Ir beje, mes gavom ir namų darbų, kurios reikia padaryti. Tai, žodžiu, su sportavimu nebus jaučiu taip, šiek tiek keisiu savo rutiną ir reikės daugiau mokintis. Tai rytoj susitarėm su draugė susitikti po darbo, tai aš iki 18 valandos dirbsim iki pusę 6, tai kažkiek, tai šiek tiek pasimokinsim, bet turbūt ilgai negalėsim mokintis, nes į tą vietą, kur mes einam mokintis.